Sveiki visi. Vis dar sulaukim daug klausimų apie autobusą, apie tokį netradicinį mūsų pasirinkimą kelionėms. Tai nusprendėm įrašyti pilnesnį video ir įkelti jį į YouTube jums. Tai einam link Ramūno, pažiūrėsim, ką papasakos. Šiaip net supratom, kad mes net nepasisveikinom, neprisistatėm joms, kas mes čia tokie esam ir ką mes čia veikiam. Tai nesame čia kažkokie tai labai keliauninkai patyrę. Abudu esam treneriai. Ramūnas daug metų dirba treneriu, 30 beveik metų dirba treneriu, aš truputį mažiau dirbu trenerė, esu dar ir gyvensenos medicinos specialistė, dirbu su mitybom, ne tik su sportu. Esam keliavę savų transportų mašiną, esam keliavę nuomavę kemperius porą metų ir pakeliavę įvairiom formom, supratom, kad norim savo transporto ir norim truputėlį kitokio, netradicinio. Tai gal Ramūnas daugiau papasakos apie šitą idėją, jis šitą idėją, vystė 2 metus, ieškojo daug informacijos apie tai. Tai dylino su manim 2 metus viską ir išdylino kažką tai. Tai Ramūnai, papasakok tada jau labiau plačiau apie autobusą, kodėl būtent šitas modelis, kodėl būtent autobusas, nežinau, žmonėms sakau, kad mes nesam kažkokie tai, nes buvo tokių komentarų iš žmonių, kad mes gal, kad tu labai koksai, tai kad crazy idėja, tai jo, bet kad tu mechanikas labai patyręs, tai žmonėms sakau, kad mes visiškai su tuo nesusiję. Labai toli nuo technikos esame ir aš, ir Sandra. Kaip aš domiuosi techniką, bet to mėgėjo ribose stengiuosi pažinti tą dalyką kiek įmanoma labiau. Ir teoriškai, ir praktiškai, bet susidurti su remontais, rimtais darbais neseimu šitų dalykų. Geriau patikiu tai profesionalams. Kodėl autobusas? Yra daug priežasčių. Buvo įvairių bandymų, mažesni, didesni dalykai. Vanai, integruoti kemperiai, klasikiniai, būdos alkovinės buvo pabandytos nuomotis kelionėms. Niekas iš tikrųjų negebėjo patenkinti to poreikio, kad tas transportas yra ir namai. Ankštumas, nepatogumo dalykai dėl vandens, energijos, kitų dalykų atrodė, sukuria papildomą trukdį mėgautis kelionę, būti atostogose ir panašiai. Tai aišku, čia mūsų pasirinkimas. Labiausiai atitiko tą viziją, kad tai bus patogu. Tai bus patogu gyventi jame, leisti laiką jame. Ir aišku, mes nedrąsiai galvojame apie full-time living idėją, kai mes daug mėnesių praleidžiam autobuse, dirbam jame ir gyvenam kasdien ar kas savaitę vis kitoje vietoje. Tai autobusas tikrai patenkina tą mintį, jeigu žmogus galvotų full-time living idėją, kai jisai turi 25 kvadratinių metrų namuką ant ratų. Kaip realiai autobuse ir yra 20-25 kvadratiniai metrai gyvenamo ploto. Ir mes esam keliavę kemperiu, tai būdavo nuovargis, kai pabūni ilgiau kelioniai 2 savaitės tenai, o dabar prabuvom 3 savaitės kelionį ir tikrai nesijautėm. Jo, kad nuvargsti nuo buvimo jame. Jo. Jame gera būti ir patogu visada būti. Tai parodė kažką, tai mums, kad čia nestovėtumėm ir nešaltumėm. Tai pirmiausia, turbūt gamybos metai yra 99. Modelis yra Neoplan, komercinį pavadinimą turi Cityliner, skaičiai yra 11657NA, tai čia toks gamintojo kodas. Su 116 kodu daug metų buvo gaminamas Neoplanas, daug įvairių modelių buvo pagaminta ir 1 aukšto, ir 2 aukštų, ir 2 ašių, ir 3 ašių. Mūsiškis yra 2 ašių, 12 metrų ilgio. Kažkada buvo turbūt 53 vietų keleiviams vežti autobusas.
2016 metais nagingo vokiečio buvo sumeistrautas, pagamintas į kemperį. Ir tai yra savadarbis kemperis. Jisai ir turi vokišką klasifikatorių, vokiškai tai yra vadinama Selbstausbau Wohnwagen. Tai va, tai kur aš labiausia domėjausi vokiškoje erdvėje, Mobilė.de, Autoscout. Dar įvairių turbūt yra nelabai populiarių puslapių ir ten rinkausi informaciją, domėjausi jais ir radau šitą variantą būtent Vokietijos rinkoje. O gal žinai, ką jisai veikia šitas autobusas iki Vokiečio? Savininkas papasakojo, kad pirmi jo kilometrai buvo Prancūzijoje, kažkiek tai metų jisai vežiojo vaikus į mokyklą. Iš kaimiškos vietovės ar kažkaip tai panašiai. Nu, tas pats principas kaip ir pas mus mokykliniai autobusai, tik ten turbūt yra privačiose rankose viskas. Tai va, ir kai atitarnavo, pravažiavo apie 600 000 ten Prancūzijoje. Tada buvo parduotas vokiečiui, vokietis su juo nuvažiavo netoli 200 000, dabar mes turim 800 su viršum tūkstančių ridą. Tai kaip autobusui pačioje pradžioje, aš to nežinojau, tai nėra daug. Šiaip kaip automobiliui, transportui tai dideli skaičiai, bet turint omenyje autobuso konstrukciją, ypatybės, tai yra vidutinis kilometražas. Kiek teko domėtis, tai iki 2 milijonų važiuoja šitas transportas, aišku, sutinkama priežiūra, galbūt su kapitaliniu remontu. Mūsiškis kažkiek tai remonto gavęs, labai tiksliai nežinau, bet važiuoja gerai, yra gyvas, dar ir nelabai surūdyjęs. Autobuso matmenys yra 12 metrų ilgis, 3,8 plotis ir 3,8 aukštis ir 2,5 plotis. Autobusas turi pneumatinę važiuoklę, tai yra abi dvi ašys ir visi 4 ratai yra ant oro pagalvių, amortizatorių, lingių jame nėra. Važiuoja gan minkštai, turi galimybę kilnotis važiuoklė, būti aukštesnė arba žemesnė, priklausomai nuo važiavimo sąlygų. Motorą turim 6 cilindrų eilėje, 12 litrų talpos, dizelinį, su interkuleriu turbininį motorą. 400 arklio galių. Sąnaudos šitam varikliukui teoriškai yra 23-28, bet mes įsitikinom, kad yra biškį mažesnės, nes važiuojam visada atsargiai ir ramiai. Kelionėje patikrinta 20-23 litrai 100 km reikia skaičiuotis. Gerai, galiu pristatyti viską iš eilės. Dabar daugiau apie papildomą įrangą, ką jau sumeistravo žmogus, dirbęs prie jo metus laiko. Metus laiko, daug valandų praleista prie įrengimo. Tai prie įėjimo patogioj vietoj bagažo skyrius, telpa 3 dviračiai, bet turim planą čia pasitalpinti motociklą, tai žadu šitus 2 skyrius sujungti į vieną, kad bendras ilgis taptų 2,15 ir tuo metu tilps mažas motocikliukas kaip antra transporto priemonė pavažinėti kažkur tai po miestą ekskursijose. Nes autobusas neleidžia taip jau laisvai jaustis visur, kur tik nori. Ten galima parodyti yra dar mažas bagažo skyrius, sukrauti kažkokie tai daiktai. Toliau einant, tai už šito langelio viduje ir įėjimas tik iš vidaus turim sandėliuką vidaus reikmėms kažkokioms. Daiktams ne kasdien reikalingiems pasidėti. Čia turim šitame skyriuje ir mažą bagažinės dalį. Čia įprastai dedamės šlapius batus, labai neblogai džiūsta jie toj vietoj. O viršuj šalia matom inverterį, tai yra srovės skaitiklis,
kuris iš akumuliatorių 12 voltų energiją pakeičia į 220 ir mes viduje turim namų elektrą. Visi buitiniai prietaisai ir visa įranga yra prijungta prie 220 srovės. Sekančiam skyriui patalpinti akumuliatoriai. Akumuliatoriai šitam skyriuje yra 4, kiekvienas po 280 Ah. Kitas skaičiukas yra 100 H, tai kas supranta susigaudys. Aš elektroje nesu labai žinovas, tai netgi gaudamas tokius klausimus, kiek tu laiko turi akumuliatorių talpos vartodamas 1000 per valandą, neįsivaizduoju, kaip tai yra. Galiu tik pasakyti praktiškai, ką mes esame išbandę. Neprisijungę prie išorinės elektros, gyvenam 6 dienas, naudojamės viskuo laisvai ir akumuliatorių mums pakanka pilnai, jie dar turi ir rezervo. Galbūt kažkada tai išbandysime ir ribas ir papasakosim apie jas. Išmetimo sistema šalia irgi turbūt verta paminėjimo, tai yra duslintuvas, yra įprastas duslintuvas be ypatingų filtrų, dėl to motorai veikia ilgiau, bet mes esam taršus. Mes esam taršus ir pavyzdžiui į žalias zonas ar low emission zonas mūsų neįsileistų arba mokėtumėm labai didelius mokesčius. Tai va, tai tokie dvigubi niuansai gaunasi, jeigu tu esi netaršus, tu gali daugiau važiuoti, bet mažiau tarnaus tavo transportas. Ne? Gerai, apie motorą jau paminėjau, turbūt pralenkėm jį, einam toliau. Ir šitame skyriuje turim dar papildomas 2 baterijas, jos sujungtos į bendrą grandinę su salono akumuliatoriais, o šiaip tai yra automobilio akumuliatoriai, kurie užveda variklį ir palaiko kitų prietaisų funkcijas. Oro sausintuvas, pneumatinės sistemos, kas yra būdinga tik tai autobusams, nes tai yra plati, didelė oro sistema, daugybė vamzdelių, receiverių arba talpų oro su dideliu slėgiu, jinai turi palaikyti sausą būseną, tai oro sausintuvas yra svarbus dalykas kaip transporto priemonė. Ir interkulerio radiatorius čia šalia, šitame skyriuje. Čia turiu, meistrai man padarė išėjimą padangoms prisipūsti iš vieno iš receiverių, bakelių, yra prijungimas ratų pripūtimo žarnai. Ten avariniu atveju kelyje, jeigu man nuleistų padangą, aš galiu dasipūsti oro, kad nereiktų kviesti avarinės tarnybos. Šalia yra irgi svarbus įrenginys autobuso, tai yra šildymo sistema, Webasto. Neradau tikslios etiketės, kad apibūdinčiau ją labai tiksliai, bet spėju iš dydžio, kad tai bus arba 12 arba 15 kW šildymo įrenginys. Sulyginimui su kemperiais, tai kemperiai turi 3-6 kW Webastas. Vartoja jinai mums nuo 1,5 iki 2 litrų, vidurkis turbūt 1,5 litro yra dizelino. Maitinasi iš bendro kuro bako ir šildo saloną. Labai efektyviai, sakyčiau. Ir ne tik saloną šildo, bet ir variklį pašildo. Biškį paveda technika, nutrūko vaizdas turbūt dėl skambučio į telefoną. Tiesiog mintis, baigiau kalbėti apie Webastą, kuri gerai šildo ne tik tai saloną, bet ir variklį. Ir ilgas valandas važiuojant kelyje, nakvojant autobuse, visą parą išlieka nuolatinė vienoda darbinė temperatūra variklyje. Gerai, keliaujam toliau. Toliau šitame skyriuje turim karšto vandens boilerį, 85 litrų talpos, 2,2 kW galingumas, buitinis boileris, didžiausias mūsų elektros vartotojas. Stengiamės jį jungti tada, kada yra aktyvus krovimas, tai yra važiavimo metu. O jeigu stovim ilgai, tai galime jį prijungti prie išorinio tinklo ir šildytis, pirkdami elektrą iš kažko kito.
Šalia turim vandens papildymo žarną, rinkinuką ratams keisti, meistrelio rinkinuką ir dar svarbus momentukas yra vandens tiekimo sistemos siurblys, pompa arba liaudiškai vadinama hidroforu, kuris sukuria slėgį mums vandens sistemoje. Čia dar turim slaptą skyrelį kažkam pasidėti. Slaptą skyrelį. Jo, kažkam paslėpti. Pavyzdžiui, jei norėčiau paslėpti alaus dėžę nuo žmonos. Ėjom prie vandens talpų. Gėlo vandens talpa 650 litrų. Šalia neatsidaro šitas skyrius, specialiai uždarytas. Turim nuotekų talpą, lygiai tokio pačio dydžio kaip ir gėlo vandens. Tikrai ilgam užtenka. Naudotis dušu, tualetu galima visiškai laisvai. Sekančiam skyriuje turim dujų balioną. Dujas naudojame viryklėje tik tai, niekur kitur. Šito baliono irgi tikrai labai ilgam užtenka. Ir paskutinis skyrelis yra saugiklių spinta ir atsarginis ratas. Tai va, už dujų baliono tiesa yra labai patogus skyrius, pasiekiamas iš salono batams susidėti. Ten mes laikom sausos batus. Einam, Ramūnai, gal biškį į vidų, dar papasakosi daugiau apie vidų, nes... Yra galbūt kažko įdomaus ar naudingos informacijos. Nes aš tai žmonėm ką, parodžiau kaip moteris, moteriškai spinteles, kambarį, lovą ir daugiau nieko. Atsidarom duris ir čia turbūt atskira tema mums gali gautis jautrus dalykas, yra pneumatinės durys. Jo, aš ir norėjau, kad apie jas papasakotum daugiau biškelį. Jos ne visai tenkina mūsų lūkesčius. Pavyzdžiui, sustojus ilgam, kai mašina būna ilgai neužvesta, mes išnaudojam visą orą, kurios valdo durų mechanizmą ir neturime jų pati veikimo visiškai, tik tai rankiniu būdu jos dėliojasi. Ir tai manau, kad biški kenkia jų veikimui, nes paskui būna sudėtinga joms suveikti, gerai vėl prisitraukti, užvedus mašiną išvažiuojant. Jo, ir čia gal turim žmonių, kurie mus stebi ir galėtų. Jau turim kontaktų į autobusų servisą. Turiu idėją, galbūt yra elektrinių mechanizmų pakeičiančių tą pneumatinį mechanizmą. Jeigu tai būtų įmanoma, tai manau, tai būtų patikimesnis variantas. Tai va, gal tarp mūsų žiūrovų yra kažkas su tuo susidūręs, ar dirba, ar žino, ką pasiūlyti rekomendacijų, tai mes laukiam iš jūsų rekomendacijų. Laukčiau rekomendacijų tikrai. Gerai, tai užeikim į vidų. Įjungsim daugiau šviesos, švietimo. Gal kažkiek nešvaru, po kelionės dar netvarkytas autobusas. Tai galim pradėti nuo vairuotojo vietos. Čia irgi yra šitą paminėti, galima šitą paminėti. Tai va, tai vairuotojo darbo vieta, turim mechaninę greičių dėžę, 8 pavarų. Tik tai tų visų 8 pavarų naudoti tikrai nereikia. Kai kelias yra sklandus, nelėtas, tai paprastai naudoju tokias pavaras. 3, 5, 7, 8, praktiškai tik tai 4 reikalingos. 1, 2 pavara yra labai sulėtintos sunkiam važiavimui į įkalnę. Arba taip teisingiau būtų išsireikšti, kad tai yra 2 blokai. 1 blokas 4 pavaros yra lėtos, 2 blokas ir išorėje toliau nuo vairuotojo yra greitų pavarų blokas. Ten irgi 4 yra. Tai va, turim maksimalaus greičio ribotuvą 90 km/h. Ir jaučiasi, kad jam tai yra optimalus greitis, nes jeigu nuo kalniuko įsibėgėja 100-110, tai jau jisai toksai tampa per daug besisupantis ir biški nesaugumo jausmas atsiranda. Dar turim audio sistemą, seną, normaliai visai neblogai groja. Daug spintelių,
smulkiem daiktam, toje pusėje yra dar šiek tiek. Ir čia dar turim ir veikiantį šaldytuvą. Šiltų oro metu įsijungus ten būtų kondicionieriaus atvėsinta temperatūra ir turėtumėm dar papildomą mažą šaldytuvą. Ir gido kėdę, dvigubą kėdę. Čia Sandros mėgstamiausia vieta. Mano sostas. O dar nepasakėjai, ar gal anksčiau minėjom, kad autobusas turi autopilotą. Jo. Taip, turim autopilotą, paprastą greičio palaikymo sistemą. Patogu naudotis, ta prasme, važiuojant tolygiai, kai tau nereikia manevruoti, aplenkti, tai labai patogu, lengvina kelionę. Turim ir retarderį, kalnų stabdį, bet jis šiuo metu yra išjungtas. Nejaučiau, kad yra didelis poreikis šitam dalykui. Kojinis stabdis, kiek teko važinėjant kalnuose naudoti, prilaikyti, tai tiesiog tau daugiau darbo, bet tai neperkaitina kaladėlių ir jį galima naudoti labai drąsiai, neturint retarderio, ir ratų stabdžiai veikia patikimai. Ir tada galima jau žvilgsnį nešti daugiau į gyvenamą dalį. Norisi pradėti man turbūt nuo grindų, nes tokiam dideliam autobuse, einant į galą, biškutį trūksta aukščio. Mes ten turim aukštį iki lubų turbūt kokį 1,75 m. Ir galiu paaiškinti, kodėl taip pavykę yra padaryti. Kodėl sužemėjo erdvė. Ogi dėl to, kad čia, kur dabar aš einu, buvo takas, kuris yra giliau. Ir ant pakilimo buvo sėdynės keleiviams. Tai kadangi priimtas sprendimas daryti lygų paviršių, panaikinus šitą taką, mes turim biškį sužemėjusi aukštį. Čia yra normalus aukštis, tikrai apie 1,85 m, lenkti galvos nereikia, pilnai patogu. 3,5 metro virtuvės dalis. Šitoje pusėje dujinė viryklė, stalčiai, spintelės, kriauklė, maža lentynėlė, rozetės, kaip minėjau, 220 vatų, jungiamės buitinius prietaisus įprastus, šaldytuvas ir mikrobangė. Šitoje spintelėje įrengta. Mikrobangės mes nemylim, tai čia greičiausiai keisim, galbūt grilių pasidėsim. Arba spintelę tiesiog pasiliksim. Dar turim ledų apšvietimą, šviečiantį gražiai, bet jisai šviečia įjungus degimą mašinoje, tai dabar gal nepademonstruosiu. Reikėtų dar pademonstruoti giliai palindus su telefonu žemyn radiatorius, nes čia turbūt tokia paprasčiausia, lengviausiai prieinama vieta likę autobuso originalūs aliumininiai radiatoriai, labai gerai atiduodantys šilumą, greitai įkaistantys ir gerai sušildantys saloną. Tai grindys yra pašildintos, kieta puta, sienos, kadangi turi apvalėjančią formą, o išlyginant paviršių darytos tiesos, tai tarpas tarp lango ir tarp tiesios sienos irgi yra užpildytas šildančia medžiaga, taupo mums šilumą. Ten, kur nėra langų, ten visur turime apšiltinantį sluoksnį iš vidaus. Toliau svetainės gabaliukas, sofutė, komoda, televizorius. Dar norėčiau gal grįžti atgal apie savo mintis į šitą zoną, nes čia mes turime stoglangį. Ir stoglangio vieta, sakyčiau, neišnaudota, tai yra ideali vieta kondicionieriui arba ventiliatoriui. Tai ateities planuose greituose yra čia noras įmontuoti kondicionierių vėsiu oro metu. Nes transportas turi kondicionierių, kuris veikia efektyviai, bet gan garsiai. Gan garsiai ir jisai yra pačiame gale. Kondicionierius yra ant stogo ir vairuotojo dalies kondicionierius. Bendrai aplinkoje jisai gali atvėsinti orą, bet labiau važiuojant, o stovimam parkingo režime
tiesiog yra poreikis turėti atskirą kondicionierių vėsintis. Esu girdėjęs, skaitęs, kad yra kondicionieriai ir su ventiliavimo funkcija, ištraukiantys orą efektyviai. Čia irgi yra aktualu nuo gaminamos kaitlentės, nuo gaminamų puodų, garų ištraukimų į lauką irgi būtų labai gerai turėti ištraukiamą ventiliaciją. Čia priekyje turim dar neuždengtas šilumos srauto angas arba šalto srauto angas, kurios ateina per visą stogą nuo galo į priekį. Ir išlikę turbūt originalūs kanalai, oro srauto kanalai viršuje kondicionuojantys orą. Tai va. Planuojam šitą sieną pakeisti, nes jos dizainas mums nelabai patinka. Kabinsim didelį žemėlapį. Jo, čia toks momentėlis, šeimininkas buvęs įrengė išjungėjus boileriui karšto vandens ir vandens pompai. Nes, pavyzdžiui, važiuojant labai nelygiu keliu, kada, pavyzdžiui, tualeto bakelyje stipriai svyruoja vanduo, iššokinėja plūdė, ten vyksta nuleidimas, tai važiuojant prastu nelygiu keliu, kada autobusas labai svyruoja, pravartu išjungti yra vandens pompa. O boilerio karšto vandens ruošimo dalykas, kaip minėjau, atima daug energijos iš akumuliatorių, aktualu jį įsijungti tik tai važiuojant. Tai irgi padarytas atskiras išjungimas. Ir čia aukščiau turim, tai ne kontroleriai, bet tai tik tai info dalykas apie saulės baterijų veikimą, krovimąsi arba akumuliatorių išsikrovimą. Tokia minimali informacija vartotojui apie tai, kokios būsenos yra tavo elektros bankas. Dar lauke būdamas nepaminėjau, kad ant stogo turim 4 saulės panelės, bendras galingumas yra 800 vatų. Tai va, gal einam toliau. Čia dar staliukas nusileidžia. Jo, turim čia staliuką. Labai patogu, tarp kitko, pasidėti ar puodeliui. Šiaip galima kažkam tai naudoti. Ir ta užuolaidėlė tokia, kaip atrodo. Aš iš pradžių ją buvau nuėmęs kaip neskoningą dalyką, bet praktika parodė, kad jinai biškį pridengia mums ir šilumą, netgi prilaiko viduje. Tai grąžinom atgal, šiokia tokia uždanga, nereikia nuolatos darinėti durų. Ir čia jau matosi erdvė, kuri yra sukurta naujai, tai yra sanitarinė erdvė, tualetas ir dušas su kriaukle. Tai ateik arčiau ir įlįsk į vidų, parodyk aiškiai. Pakabinamas unitazas, keraminis, normalus. Sienoje turbūt įmontuotas mechanizmas, kriauklė su spintele nedidelė. Ir dušas. Dušas. Ir įvairių rankenėlių. Minimalistiškai, bet sakyčiau, pilnai visko užtenka. Dar vienas momentas, kur turėčiau padaryti šiokį tokį patobulinimą, kada buvom sustoję pakeliui nelygioj aikštelėje ir mūsų pasvirimas buvo labiau į kairę pusę, iš dušo ėmė tekėti vanduo, besiprausiant. Tai diktuoja padaryti bortelį, kad nenutekėtų vanduo per duris, o ištekėtų viskas į nuotekas per trapą. Tai va. Ir dar viena mintis šalia to, kad labai pravartu ir naudinga būtų pasidaryti atraminės kojas, parkingo kojas, jos būna hidraulinės arba elektrinės, kad išsilyginti parkingo metu autobuso lygumą, transporto lygumą. Ir čia į miegamąjį atėjom. Miegamajam iš tikrųjų dėl šilumos yra pats šilčiausias taškas,
nes tai yra kondicionieriaus išėjimo angos ir įsiurbimo ir apačioje yra radiatoriai. Ir kitoj pusėje. Abiejose pusėse. Jo, yra ir kitoj. Tai čia po lova būna daugokai šilumos. Šilta labai miegot. Dar nelabai perpratom šitą dalyką, kaip susireguliuoti optimalesnę temperatūrą. Miegojom arti nulio, turbūt buvo biški per šilta, netgi sakyčiau, norėjosi atsikelti ir išjungti šildymą, kad taptų vėsiau. Tai galbūt čia dar tobulinimo dalykas ateičiai pagalvoti apie tai, ką čia galima padaryti geriau. Ir turim miegamajam, dar turim spintą. Pakankamai talpia. Dar šiek tiek vietos ir po lovą yra. Nu, po lovą daug. Jo. Ko čia man kartais atrodo dar norėtųsi miegame ir trūksta, tai kažkokių tai kai ne kaip spintelių, bet gal kažkokių tai kaip, nežinau, lentynėlių ar kažko. Arba, kad ir uždaromų spintelių. Kažko ar knygai pasidėti, ar vandens puodeliui, tiesiog, kad būtų patogiau, nes čia toksai jisai labai tuščias. Vietoj tos dekoracijos, vietoj tos rožės, Jo, ta rožė. galbūt pasidaryti kažkokią tai lentynėlę. Jo. Tai va, tai tokie dizaino dalykai ir buvo klausimas viešoje erdvėje apie baldų lengvumą. Tai žinokit, nei vienas baldas nėra specialios paskirties, nes iš tikrųjų nėra tam jokio poreikio. Šitas transportas nediktuoja kažkokių sąlygų, kad tilptų į 7,5 tonos ar kažkiek tai daugiau ar mažiau. Dėl to ir lengvintų baldų jame visiškai nėra. Viskas yra rimta, masyvu, tvirta ir patikima. Tai čia galbūt ir verta paminėti apie jo svorį. Jo tuščio masė yra 14,5 tonos, o maksimaliai leistina masė yra 18 tonų. Tai kadangi jau transportas yra virš 7,5 tonos kategorijoje, tai tas klausimas apie baldų lengvumą tampa visiškai neaktualus. Tai čia gal žmogus norėjo pasakyti ir apie kuro sąnaudą. Žinai, kad kuo sunkesnis, tuo daugiau kuro sąnaudos didėja. Aš nežinau, aš ne specialistas, bet gal čia. Yra kažkiek tai logikos tame, bet nemanau, kad esminis dalykas. Ar jisai pajaus ten pusės tonos ar tonos skirtumą, nes tai yra mažas procentas nuo jo bendros masės. Galbūt autobusas labiau jaus kelio ypatumus, įkalnes arba nuokalnes, bet ne tą svorį, kuris yra viduje, ar jisai bus keliais šimtais kilogramų daugiau ar mažiau. Gal tu, Ramūnai, žinai, kalbėjai su vokiečiu, kiek laiko jisai įrenginėjo šitą transportą, nes mes žinom, kad jisai savo viską darė. Viską nepardavimui kažkam ir jie važinėjo su žmona, abudu keliavo. Ne kažkoks prekeivis, perpardavėjas ar panašiai. Žmogus artimai susijęs su transportu, turintis transporto įmonę, turintis patirties su dideliu transportu, mylintis turbūt tą dalyką, susikūrė kemperį savo. Metus laiko dirbo, man atrodo, aš minėjau prieš tai kažką tai. Ir tie metai laiko buvo beveik kiekvieną dieną kažkas tai po truputį buvo daroma. Ir jisai taip išsireiškė, kad jeigu dirbtum po 8 valandas į dieną, tai užtruktų pusę metų. Bet jeigu po mažiau arba su praleidimais keleto dienų, tai užtrunka apie metus laiko. Ir čia darbo tikrai yra, nes pradžioje yra turbūt viską išnešti reikia, išvalyti nuo senos įrangos, o paskui kurti viską iš naujo. Gal kalbėjot maždaug kiek jam tai kainavo, nes greičiausiai vis tiek kalbėjot apie tai. Jo, minėjo kainą. Vidaus įranga be darbo jam kainavo 45 000. Baldai, įvairūs įrengimai, kaip ir statybinės medžiagos, buitinė technika, galų gale reikėjo dirbti ir prie transporto dalies, važiuoklės dalykai, variklio dalykai, kosmetiniai dalykai, padažymai, antikorozinės padengimas dugno, viskas kainuoja.
Ir aš nežinau, ar tai būtų labai tikslu, bet turbūt apytiksliai yra 45 000 kaina buvo įrengimo. Vokiška kaina ir tai yra 2016 metų kainos, ne 24. Jo. Tai nežinau, dar kažką turi ką papasakoti ir jau viskas. Nu, nemanau, kad čia taip labai išsamei, bet pagrindinius dalykus turbūt pasakiau. Užsišalau. Šalta laukia Lietuvoje. Tai va tiek gal tos informacijos. Nesame čia jokie blogeriai. Nemokam nieko mes čia montuot labai ir daryt. Tiesiog pamatėm, kad jums įdomu yra tai. Tas netradicinis mūsų transportas ir mes taip pačiai mokomės su juo ir jame gyventi ir jį prižiūrėti ir galvojam galbūt ir naudinga šitą informaciją kažkam pasitarnaus ir jum, nes gavom tikrai komentarų, kad ne vienas galvoja irgi apie didesnį transportą, tik labai nedrįsta. Mes lietuviai tokie šablonus labai linkę ir tokių netradicinių sprendimų truputėlį bijom. Aišku, tikrai... Mūsų sprendimas yra toks, koks yra, mūsų pasirinkimas yra toks, koks yra, gal kai kam jisai gali pasirodyti keistokas, kam čia reikia tiek daug, tokio didelio, kam čia apsikraut keblumais. Visur gyvenime yra keblumų, tavo darbas prisitaikyti prie jų, ne? Tai mums tai atrodė kaip privalumai, labiau į namus panaši aplinka, o keblumai dėl dydžio yra išsprendžiami. Tiesiog reikia pritaikyti savo kelionės įgūdžius prie didelio transporto. Tai va, tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad užduodat klausimus, ačiū, kad laikinat ir stebit mus, mums labai smagu ir malonu. Iki. Iki.